Šiandien gavau žodį iš Dievo ir panoro kalbėti apie nekrikščionišką krikščionybę. Antram Kolosiečių laiške, antram skyriuje, nuo 6 eilutės yra parašyta. Kas turi Biblijas, atsiverskit. Antras Kolosiečių skyrius, ne antras laiškas, bet antras skyrius, nuo 6 iki 9 eilutės skaitysiu. Dieve, aš meldžiu, kad tu pateptum šitas raides, Dieve. Šitos žodžius, Viešpatie, šitos kablelius, Dieve. Aš meldžiu, kad tu pateptum, išliek savo patepimą ir dvasia vesk, Viešpatie. Tu trokšti matyti nuotaką pasirengusi, Dieve. Tu trokšti matyti nuotaką, kuri tavęs trokšta. Padėk, Viešpatie, mums būti tą nuotaką. Jėzaus Kristus vardu. Amen. Taigi, kaip Paulius sako, taigi kaip esate priėmę Viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Įsišaknyję bei statydindamiesi jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Jame kūniškai gyvena visa dievybės pilnatvė. Krikščioniškas gyvenimas yra gyvenimas Kristuje. Neįmanoma to išmokti formulėm, neįmanoma, nėra tokio užkalbėjimo, nėra tokio magiško triuko arba vienos maldos, kuri tau siūlo tą gyvenimą. Taip kaip gyventi reikia mokytis pasaulyje ir ten dažnai moko gana teisingai gyventi su tokiais nukreipimais. Kristuje gyvenimas irgi yra išmokstamas ir tu ugdaisi tame gyvenime. Diena iš dienos. Tenai negali būti išeiginių, tenai negali būti atostogų. Kiekvieną dieną tu gyveni Kristuje, kitaip negali būti. Jeigu tu gimsti pasaulyje į šeimą, tu gali jos įsižadėti. Bet tu nesi sutvertas gyventi vienas be šeimos. Taip pat kaip tu atgimsti iš aukšto, yra tam tikri dalykai, kuriuos tu turi savo nuolat kartoti. Mes atgimėme naują šeimą, mes atgimėme Kristaus šeimą. Ir joje reikia gyventi, ir toje šeimoje reikia gyventi pagal tam tikras taisyklės. Bet jos visgi yra ne taisyklės, jos išmokstamos per tam tikrus dalykus. Tai yra per meilę. Kai mes gyvename per meilę, mes gyvename Kristuje. Krikščionio gyvenimas yra gyvenimas Kristuje. Ir čia aš turėčiau padaryti pertrauką ir mes turėtumėm atsiskirti ir pagalvoti, ką tai reiškia. Nes vien šitas sakinys reiškia be galo daug. Nebent mes norim jį sumenkinti iki sakymų, iki paprastų žodžių. Gyvenimas Kristuje. Jeigu taip nėra šiandien, tai privalo būti siekiamybė. Šiandien mes to dar nemokam daryti, mes turim to siekti. Siekti iš visų jėgų. Siekti taip, kad kaip nieko kito nesieki pasaulyje. Taip, kaip sieki patogumo. Arba taip, kai išalksti, tu ieškai maisto ir tu nori valgyti. Taip pat krikščionis turėtų norėti gyventi Kristuje. Gyvenimas Kristuje ir tas augimas dvasioje yra paremtas
tavo mažėjimu ir Kristaus paveikslo augimo tavyje. Čia ta formulė. Jonas Krikštytojas paprasčiau pasakė. Aš turiu mažėti, Kristus manyje turi didėti. Tada sako, man didžiausias džiaugsmas, kai aš matau jį augant, o save mažėjant. Kodėl nekrikščioniška krikščionybė? Nes krikščioniška krikščionybė yra kaip Kristus. Nes krikščionis yra kaip Kristus. Gal iš tikrųjų yra keista, kai mes sakom, aš esu krikščionis. Greičiausiai šitą epitetą mums turėtų suteikti aplinkiniai. Galbūt mes patys neturėtumėm sakyti vienas kitam savo draugam tenai, kad mes esam krikščionis, bet jie turėtų pamatyti, kad mes esam krikščionis ir mums tai patiems pasakyti. Greičiausiai tai būtų teisingiausia šiandien. Tai buvo teisinga Antiochijos laikais. Antiochijoje buvo pirmą kartą pavartotas šitas žodis, nes jie pamatė, kad jie yra kaip Kristus ir imta juos vadinti krikščionimis. Šiandien mes bažnyčiai turim be galo daug problemų. Ir aš pradėjau šitą žodį nuo to, kad mes turim jas iškelti. Nes problemos, kurios tūno slaptoji, jos auga. Ir vieną dieną tos problemos gali išlėkti į orą, sprogti ir tada atsitinka negeri dalykai. Tada mes nustembam ir pradedam žvelgti vienas į kitą su priešiškom akim. Ko krikščioniška krikščionybė neturėtų būti. Žinot, visos problemos vedybinėme gyvenime ir šiaip santykiuose žmonių prasideda tada, kai jie nustoja bendrauti. Kai jie nustoja tikrai bendrauti. Kai jie nustoja šnekėti vienas su kitu apie problemas. Tada ta žaizda vis didėja, gilėja ir tai yra labai negerai. Čia Paulius sako Kolosiečių laiške. Taigi, kaip esate priėmę viešpatį Jėzų Kristų, taip ir gyvenkite jame. Mes turim savo užduoti klausimą, kaip mes jį esam priėmę. Mes visų pirma jį priimam tikėjimu. Reiškia, visas mūsų gyvenimas turėtų būti paremtas tikėjimu. Mes neturėtumėm abejoti, mes neturėtumėm dvejoti, mes neturėtumėm bijoti kažko čia žemėje. Kaip man patiko toksai vienas pamokslininkas Ravenhilas yra pasakęs, mūsų neturi įtakoti oro kaita, lietus ar saulė, mūsų neturi įtakoti politinė atmosfera, politinė sistema, kažkoks politinis valdymas. Mes neturim labai bijoti kažkokių rinkimų, nes Dievas duoda valdžią. Ar nubausti, ar kad mes ramiai gyventumėm po to valdžia. Bet tai yra iš Dievo. Ir mūsų neturi įtakoti finansinę kažkokią tai būseną, arba finansų kilimas ar nuosmukis. Netgi krizė Lietuvoje, ar čia visam pasaulyje, gal net ir Anglijoje, kiti anglai jaučia tą krizę, mes lietuviai labai džiaugiamės čia, nes mes krizės čia nejaučiame. Bet tai neturi mūsų įtakoti. Ravenhilas pasakė, mes kiekvienas, tas, kuris vadinasi krikščionis, turi atsikelti ir taip tarsi ateitų iš kito pasaulio, iš to, kuriame mes esam pašaukti gyventi, jau pasodinti tame pasaulyje aukštumose. Ir su to pasaulio jėga žengti šitą pasaulį tikėjimu ir kalbėti tai, ką kalbėjo Kristus, melstis taip, kaip meldėsi Kristus, gyventi taip, kaip gyveno Kristus. Tai yra stiprus, gilus, dideli žodžiai. Bet aš galvoju, kad tai yra teisingi žodžiai. Nekrikščioniška krikščionybė prasideda tada, kai mes leidžiam savo galvoti, kad mes esam labai puikus. Arba galvoti, kad šito pakanka. Kiekvieną dieną, kai aš skaitau Bibliją, aš jaučiu didelį nepatogumą.
žvelgiu į savo gyvenimą ir savo gyvenimą šito nematau ir tai yra mano siekiamybė. Ir aš neleidžiu savo galvoti, kad man šito užtenka. Vyresni krikščionys, labiau patyrę krikščionys žiūri į mane ir sako, tu spardais kaip višta. Tu nori šito labai greitai. Aš galvoju, 3 metai yra pakankamai daug Kristuje, nes ir apaštalai tiek pat maždaug buvo. Krikščioniškas augimas nėra paremtas metų kažkokia tai patirtim. Krikščioniškas augimas nėra jėgos kažkoks tai gavimas. Krikščioniškas gyvenimas neturi būti paremtas vien tik tais kažkokiais tai stebuklais ir tai nerodo krikščionio patirties. Visą tai atlieka Dievas. Krikščioniško gilumą nusako, kokio dydžio tavyje yra Kristus ir kokio dydžio tu esi pats. Dar kartelį primenu, mes turim kiekvieną dieną mažėti ir kiekvieną dieną Kristus mumise turi didėti. Kai mes eisim šiandien miegoti, mes užduosim savo klausimą, kokio dydžio šiandien manyje buvo Kristus. Ir tada aš labai susigėsiu ir sakysiu, Kristus buvo toks mažytis, kad vos matomas, ar net iš tikrųjų buvo daugiau antikristas nei Kristus. Bendravimas su Kristum, kai jis nutyla, nustoja ir Kristaus augimas. Kiekvienas iš mūsų turim griežtai savo pasakyti, mano maldos laikas dienoj labai daug ką nusako. Kiek laiko praleidžiu maldoj, kiek laiko aš praleidžiu Dievo žodyje, kiek laiko aš praleidžiu maldoj melsdamas už save, kiek laiko aš maldoj praleidžiu už bendrą visų labą. Nes tam mes esam pašaukti. Jeigu esam Dievo bažnyčia, mes esam pašaukti bendravimui. Paulius kiekvieną laišką beveik pradeda su tuo, kad aš nepaliaujamai už juos meldžiuosi, už Kristaus bažnyčią. Mes šito norim, aš šito noriu. Jeigu jūs šito nenori, tai blogai. Žinot, mes susirenkam čia nežvelgti viską iš šono, nebandyti būti patarėjais. Mes čia susirenkam augti, gilėti. Mes čia susirenkam išgirsti iš Dievo. Išgirsti ne tik savo, bet ir kiekvienam iš mūsų. Net stebuklų darymas, įvairios dvasinės dovanos yra duotos bendram labui. Man patiko, kaip Bonhoefferis pasakė, ir aš pabandysiu perfrazuoti, nes skaičiau angliškai. Jisai sako, krikščioniška bendrystė, joje turi būti ir silpni žmonės, ir stiprus. Joje negali stiprus bandyti pašalinti silpnuosius, nes stiprų žmonės negalėtų egzistuoti be silpnų. Taip pat bažnyčiai turi būti šitaip. Kiekviena grandis yra būtina, netgi silpnas žmogus. Krikščioniško bendravimo jis negalėtų egzistuoti be silpno žmogaus. Kaip mes išmoksim mylėti, jeigu tarp mūsų nebus to, kuris atstumia? Kaip mes išmoksim atleisti, jeigu kiekvienas iš mūsų būsim tokie, be klaidų? Tam Dievas mūsų atvedė vienas kitam ir mes sudarom bendrystę ir turime augti Kristų. Krikščioniška krikščionybė prasideda tada, kai dingsta baimė. Ne ta baimė, kai tu bijai per gatvę, arba kai tu bijai eiti į mokyklą ir nepadaręs namų darbų, ar bijai eiti egzaminą laikyti. Bet Dievo baimė, pagarbi Dievo baimė. Ir ji turi egzistuoti visame kame. Mes meldėmės vieną rytą su Roberta ir Dievas tiesiog šitai parodė.
Baimė turi būti mūsų bendravime. Mes turim bijoti. Kažkokiu būdu įskaudinti Dievą. Kažkokiu būdu įskaudinti vienas kitą. Ta baimė yra privalomas dalykas krikščionybėje. Baimė veda į išmintį. Kai mes bijom Viešpaties, mes tampam protingi. Visi norim būti protingi. Tad melskimės baimės, kad bijotumėm Viešpaties. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaulė, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Čia rašo šitai Paulius, kuris buvo be galo išsimokslinęs, stipriai gilus žmogus, kuris savo laikė buvo pasiekęs viską, ką galima pasiekti fariziejui, teologui. Jis buvo gilesnis už bet kokį teologą tuo metu. Čia jis sako nepavergtų. Tas žodis taip pat reiškia nepavogtų jūsų iš Kristaus. Kai pradeda mūsų gyvenimas remtis kažkokia filosofija, remiasi žmonių tradicijom, viena bažnytinė tradicija, kita bažnytinė tradicija, iš kur tu esi atėjęs, tu pasiduodi pavagimui. Piktasis ateina vogti. Tai yra piktojo planas, bet kokiu būdu mus patraukti nuo Kristaus. Jei mes pasiduodam kažkokiai tai vienai ar kitokiai išminčiai, arba filosofijai, ir žinot, filosofija yra nuostabių, gali skaityti tas filosofinės mintis ir jos yra tokios gilios ir jos netgi patikrintos gyvenimo, bet žinot, aš jums pasakysiu, jeigu tenai nėra Kristaus, ta filosofija vagia mus. Gali būti nuostabios žmonių tradicijos, gali būti šeimoje tokios tradicijos gilios, stiprios, kur vienas kitą myli, vienas kitą gerbia, vienas kitam padeda, be jokių murmėjimų ir atrodo net yra kaip krikščionis, bet ten gali nebūti Kristaus ir tos tradicijos yra niekam tikusios. Jos tik džiugina akį. Net mūsų krikščionių kartais sakė, mes su pavydu žvelgiame į tokią šeimą ir kartais sakom su Roberta, žiūrėk, va, kaip puikiai gyvena. Bet tai yra nekrikščioniška krikščionybė. Nes Jėzus tenai nėra. Taip pat ir Paulius, jis laikėsi stiprių tradicijų, jis buvo fariziejus iš fariziejų, 8 dieną apipjaustytas iš Benjamino giminės. Sako, įstatymų nepeiktinas. Net pagal įstatymą laikėsi ir buvo nepeiktinas. Jis nemeluoja. Jį nuolat pakaltindavo šventoji dvasia, ką Paulius sako, aš tikiu, tai yra iš Dievo. Jis nemelagis. Ir ką jis sako Filipiečiam 3 skyriui, jis sako, aš visą tai palaikiau sąšlavą, visą tai yra šiukšlės, nes tenai nebuvo Kristus. Sako, o taip, aš viską laikau pralaimėjimu, kad tik galėčiau laimėti Kristų. Kristaus neįmanoma suvokti filosofiją, nes jisai yra didžiausia ir iškiliausia filosofijos figūra. Jisai Nikodemui aiškina apie žemiškus dalykus ir Nikodemas negali to suvokti. Tada Kristus žvelgia ir jis sako, kaip tu, sako, išmokytas žmogau, gilus žmogau, tiek daug patyręs, mokytojo, negali suvokti, kad aš neku to apie žemiškus dalykus. Tai kas būtų, jeigu aš pradėčiau šnekėti apie dangiškus dalykus? Tai mes čia pamatom, koks yra iš tikrųjų gilus gali būti mokslas, kokia iš tikrųjų gali būti gili filosofija. Bet ne tai yra svarbiausia. Vėlgi, tu gali būti stiprios religijos žmogus, tu gali laikytis tam tikrų religinių standartų, tu gali atrodyti kiekvienam žmogui, kad tu eini kiekvieną dieną sekmadienį, kiekvieną sekmadienį į bažnyčią, kad tu eini kiekvieną kartą į maldą,
tu ateini į alfa kursą arba į Biblijos pamoką. Bet tai gali būti vien tik religija. Jeigu tai bus tik atėjimas ir kažkokių tai žinių ieškojimas, siūlau tau, sesę, brolį, kad tu kiekvieną kartą eitum ir sakytum, aš noriu sutikti tave, Kristau. Aš noriu sutikti tave, Kristau, nes mes galim paskęsti išminty, kažkokiam tai žinojime. Krikščioniškas gyvenimas Kristuje nesiremia religija, bet remiasi santykiais. Tai yra santykiai. Tai nėra tradicijos, tai nėra mokslas. Tai nėra kažkas, kad va, aš jau šitą žinau. Džiaugis, kad žinai. Žinojimas kartais Biblijoje yra parašyta, yra blogiau negu nežinojimas. Nes jeigu žinai ir nesielgi, tai tada tau bus dar blogiau negu tam, kuris nežino. Galbūt aš asmeniškai pasirinkčiau nežinot visko tiek, kiek šiandien žinau Biblijoje. Tada gal ir šypseną dažniau pamatyčiau savo veidę, kai žiūriu į veidrodį. Nes žinot, tas žinojimas mane taip kartais prispaudžia, kad aš galvoju, vau, aš tiek žinau, bet aš nieko nedarau. Jums taip nebūna. Kai žinai, kad reikia mylėti vienas kitą ir mes kaip dažnai kartojam, tai sako, mums reikia vienas kitą mylėti. Nekrikščioniška krikščionybė prasideda tada, kai dingsta meilė tarpusavyje. Ir mes ieškom alternatyvų. Na, aš nemyliu jo, bet aš žinau. Aš daug žinau, aš domiuosi, aš gilėju Kristuje, aš skaitau Bibliją, aš meldžiuos dažnai. Tai nėra alternatyva. Kristaus įstatymo laužimas, tu jo negali užglastyti kažkokiom tai žiniom ar kažkokiu tai, žinai, įsilavinimu. Kažkokiam kitam žmogui įsiteiksiu, tai bus viskas gerai. Tam mes ir esam bažnyčia. Iš tikrųjų mes turim žvelgti vienas į kitą kaip į bažnyčią. Mes turim žiūrėti šitą, ką mes šiandien darom, ką mes darėm anksčiau ir ką mes darysim su labai rimtų žvilgsnių. Mes turim laikytis tam tikrų Kristaus įsakymų. Mylėti vienas kitą. Sako, mylėkit vienas kitą ir to užteks. Tikrai to užtenka. Nes tai įrodys, kad jūs esat mano mokiniai. Mes šito norim. Todėl gal šiandien būtų neteisinga sakyti, aš esu krikščionis. Bet teisingiausia būtų, jeigu kažkas įeitų į šitą bažnyčią ir sakytų, aš žinau, jie yra Kristaus mokiniai, jie yra krikščionis. Nusipirkau nuostabią knygą. Spurdžiono rytas ir vakaras. Prieš tarnavimą paskaičiau, ką reikėtų man skaityti vakare. Ir palaukiau iki vakaro, nes tada dar nebuvo labai vakaras, bet dabar yra vakaras. Ir tai labai taip puikiai tiko. Iš tikrųjų, kaip kiekvienas iš mūsų esam skatinami ieškoti tikro santykio su Dievu, tikro pažinimo. Kad mes taip ir toliau būtumėm tikėjime, kaip mes tą tikėjimą priimam, kaip mes priimam Kristų, kad mes pasiliktumėme jame. Jisai rašo šitaip, gegužės 8 diena. Tėvo viengimio, pilnu malonės ir tiesos. Jono 1:14. Krikščionė, tu gali pats paliudyti, kad Kristus yra tėvo viengimis ir kad jis yra pirmasis prikeltas iš numirusių. Gali pasakyti, man jis yra Dievas, nors ir būtų žmogus visam šalia esančiam pasauliui. Jis padarė man tai, ką galėjo padaryti tik Dievas. Jis palenkė mano užsispyrusią valią, suminkštino kietą, kaip deimantas širdį, atidavė varinius vartus ir
sulaužė geležinės grotas. Mano gedulą jis pavertė juoku, o mano sielvartą džiaugsmu. Jis nusivedė paimtus belaisvius, mano širdis neapsakomai džiūgavo ir buvo pilna šlovės. Tegul kiti galvoja apie jį, ką nori. Man jis turi būti tėvo viengimis. Tebūnie palaimintas jo vardas ir jis pilnas malonės. O jei jis toks nebūtų, aš niekada nebūčiau išgelbėtas. Jis sulaikė mane, kai stengiausi pasprukti nuo jo malonės ir kai pagaliau atėjau prie jo malonės sosto, drebėdamas kaip pasmerktas nusikaltėlis, jis pasakė: visos nuodėmės, kurių labai daug tam atleistos, taigi džiūgauk. Jis pilnas tiesos. Visi jo pažadai buvo tiesa, ne vienas neliko neištesėtas. Aš liudiju, kad joks tarnas neturi tokio šeimininko, kokį aš turiu. Joks brolis neturi tokio gero giminaičio, koks jis man yra. Jokia sutuoktinė neturi tokio vyro, koks Kristus yra mano sielai. Joks nusidėjėlis geresnio gelbėtojo, joks gedintis geresnio guodėjo nei Kristus yra mano dvasia. Mano dvasia. Aš neturiu nieko kito, tik jo. Gyvenime jis yra mano gyvenimas, o mirtyje jis bus mirties mirtis. Skurde Kristus yra mano turtai, ligoje mano lova, tamsoje mano žvaigždė, o šviesoje mano saulė. Jis yra mano dykumoje ir bus pirmasis grūdas, kai žengsime į Kanaaną. Jėzus man yra vien tik malonė ir jokios rūstybės, vien tik tiesa ir jokio melo. Jis yra pilnas tiesos ir malonės. Mano siela šį vakarą iš visų jėgų laimink viengimi. Ir tai yra tikras šlovinimas, jeigu tu iš tyros širdies gali tai sakyti. Tai yra tikras šlovinimas. Ne visi moka dainuoti, ne visi moka groti, ne visi moka šokti. Ne visi pataiko į ritmą ir negali galbūt būgnų mušti. Ir tačiau viešpats neieško tokių šlovintojų. Mes skaitom, kad Jono Evangelijoje, kad viešpats ieško šlovintojų, kurie šlovins į dvasioje ir tiesoje. Aš galbūt kartojuosi, bet man tai kartot nėra sunku, mums to reikia pradėti gyventi. Mes turim pradėti nuo savęs, nuo kaip individualaus asmens ir pažvelgti save sąžiningom akim ir užduoti savo klausimą. Ar aš esu bažnyčioje? Ar aš esu stebėtojas? Ar aš esu Kristuje? Ar aš atšalau? Ar aš tapau drungnas? Geriau jau savo užduoti šitą klausimą anksčiau ir atsakyti kuo greičiau į jį. Net kai iš visų jėgų degins tave liepsno širdį, net kai tau kils tokia dvejonė daryti ar ne, tu turi save paskatinti tai pasielgti. Užduok savo šitą klausimą ir atsakęs veik. Labai svarbu grįžti tikrą santykį su Kristu. Aš tai patyriau. Nieko džiugesnio mano širdį nebuvo, kai tą dieną aš supratau, kad Dievas mane kviečia atgal. Nieko džiugesnio nebuvo. Mane šiek tiek gazdino, bet negalėjo manęs sulaikyti galbūt kažkokia baimė žmonių, kaip aš pažvelgsiu žmonėm į akis, ką aš jiems sakysiu. Man visų svarbiausia buvo Dievo pažadas, grįžk atgal. Taip ir tu, broli ar sesė, jeigu tave kankina šitie klausimai ir tu juos atsakyk nuo širdies iš tos klausimus. Ir veik. Nes mes norim būti krikščionim. Mes norim būti šito kelio dalis. Mes norim būti grandiniai, nes grandiniai būti yra labai svarbu. Kristus grįš
Jis grįžta savo nuotakos būk grandimi. Bet būk dora grandis. Sakau savo, būk dora grandis. Sąžiningai žvelkime rimtumą bažnyčios, sąžiningai žvelkime į tikėjimo rimtumą. Tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Mes neturim džiaugtis, kai yra liūdna. Ir neturim iš tikrųjų nuogąstauti, kai iš tikrųjų turim džiaugtis. Turim grįžti pašaukimą, kai mes buvom pašaukti, ką Viešpats mums sakė daryti. Kokios vizijos. Nekrikščioniška krikščionybė prasideda tada, kai mes pametam svarbiausią mintį krikščionybės, svarbiausią įsakymą, arba galbūt net paskutinį įsakymą, kurį mums Kristus pavedė vykdyti. Tai buvo keletą įsakymų prieš tai. Prieš pakildamas į dangų jis įsakė, eikite ir skelbkit Evangeliją ir to, ką aš išmokiau iki pat žemės pakraščių. Mokykit viską, ko iš manęs išmokot. Darykit pasaulio žmonės mano mokiniais, krikštykit juos, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Su pažadu, kad jisai niekada mūsų nepaliks iki dienų galo. Jeigu mes pametam šitą viziją, mes negalim vadintis jo bažnyčia. Net jeigu mes, kai kurie galvojam, kad mes nesam tam pasiruošę, galbūt mes nesam pasiruošę jų priimti šitą susirinkimą, bet Kristus visada yra pasiruošęs priimti sielą. Visada yra pasiruošęs priimti sielą. Ir kai mes nustojam tai darę, galvodami, kad mums reikia kažko išmokti, pirma, mes apvagiam Dievą. Mes neteisingai elgiamės. Turim skelbti Evangeliją, turim mokyti, ko patys esame išmokę, ar daugiau, ar mažiau. Viešpats veiks, nes jis sakė, jeigu taip darysit, aš jūsų nepaliksiu iki dienų galo. Galbūt tada mes regėsim jo šlovę. Šiandien žvelgia į mus iš dangaus ir sako, krikščioni, būk krikščionis. Būk kaip Kristus. Tu žinai. Tu pakankamai žinai. Aš tavęs nepaliksiu. Aš būsiu su tavim, kai tau bus sunku, kai tu bijosi vykdyti mano įsakymą. Aš ten būsiu su tavim. Būk kaip Kristus.